Labai dažnai žmonės nesikreipia pagalbos ne dėl to, kad jos nėra, tos pagalbos nėra, o todėl, kad jie yra įsitikinę tuo, jog paprasčiausiai tiesiog geresnių sąlygų tiesiog nėra. Jeigu yra šūdinos sąlygos, kur tave žemina, su tavim elgiasi kaip ne su žmogum, tu, kur esi tiesiog eilinis, kažkoks tai, grafike, kažkoks eilinis, tiesiog numeris. Esi ne žmogus. Ir jeigu tų sąlygų geresnių nėra, reiškia, tu turi taikytis. Mes nieko geresnio negalim turėti. Yra žiauriai klaidingas įsitikinimas. Tai labai dažnai, manau, žmonės priverčia tiesiog sustot ir jos labai didelį nerimą, kai jie susiduria su tokiais tiesiog nežmogiškais dalykais. Ir dauguma žmonių taikosi prie to, nes, nėra geresnių sąlygų, tai geriau taikytis, nes, nieko tada neturėsi taip po gyvenime. Darbe, santykiuose, terapijoje, pagalbos negausi ir panašiai. Tai jeigu nieko negauni, reiškiasi, turi prisitaikyti. Ir aš manau, kad toks mąstymas yra žiauriai pavojingas. Tu gali juo įtikėti iš tiesų, tu gali tuo patikėti, manyti, jog jo toks, čia atrodo labai taip patikima ir panašiai. Patikima mintis gali atrodyti. Tačiau iš tikrųjų tai yra žiauriai klaidingas įsitikinimas. Dažnai šis įsitikinimas atsiranda iš žiauriai daug toksiškų patirčių ir gana siauro įsivaizdavimo apie temą. Įvairias temas. Aš būtent šį pasakymą gavau, kai aš dar nebuvau gavusi tiek daug pagalbos, kurios aš pati ieškojau, aš rasdavau jos ir panašiai. Bet žmonės, kurie nėra tiek daug patyrę, jie, matant mūsų emociją kažkokią, kad mums, mes kažką patiriam, jie nesusimąsto, kad, tai nėra normalus dalykas. Ne visada turi būti kažkas panašaus. Tiksliau, jeigu tai yra smurtinė kažkokia situacija, tai iš vis niekad nėra okei. Tačiau būtent tai ir paskatina užsiimti projektavimu, nes tu pats tiesiog nesi patyręs daug daugiau ir dėl to galvoji, kad, jeigu pas mus, čia netgi šalies mastų, jeigu to situacija kažkokia, situacijos tokios masinės yra ir nėra geresnių dalykų kabutėse,
reiškia, kam čia ir keisti kažką. Manau, kad šitas labai mąstymas stabdo apskritai veikti. Manimas, jog taip tu. Čia dar prisijungia prie to toks požiūris irgi pliusuojasi, kad, tai kam čia kažko keisti, jeigu tu vieną nieko nepakeisi. Toks gazlaitinimas, kad tai čia tu nori keisti kažką ir visada man padeda anuliuoti šitos klėdesius kitų žmonių matymas faktų. Matymas realių faktų. Nes žiauriai dažnai žmonės galvoja, kad tai čia aš nieko nepakeisiu ir mato tada kitų žmonės, kad jie kažko bando keisti. Ir tai yra klaidingas mąstymas, kad tu negali nieko pats pakeisti. Tai yra žiauriai klaidingas įsitikinimas, kuris ateina ne iš mūsų veikimo kažkokių tai dalykų, iš pokyčių mūsų vidinių pavyzdžiui, o iš tokių žmonių, kurie patys yra užstrigę ir nenori pokyčių kažkokių vidinių. Ir iš to kyla toks įsitikinimas, kad, bet realybė tokia yra. Bet realybė nėra tas pats, kas normalizavimas smurto, nors tas smurtas žiauriai daug metų, amžių, tūkstančiais metų buvo normalizuojamas. Bet tai nėra normalus ir sveikas, adekvatus dalykas. Taip, turbūt daugumai tai yra realybė, bet realybė nėra tas pats, kas savęs atsisakymas ir normalizavimas toksiškų smurtinių modelių veikimo. Net jeigu geresnio varianto dabar nėra, arba tiksliau, tai netgi ne apie nebuvimą, kažkokio geresnio varianto dabar. Aš manau, kad jų praktiškai visada būna geresnis variantas. Tai yra labiau apie mūsų nematymą geresnių variantų. Ir tai nereiškia, kad tu turi likti ten, kur vyksta kažkokie toksiški smurtiniai dalykai. Ir tai labai stabdo gintis. Tai stabdo nuo gynimosi, kai įvyksta realios grėsmės, bei taip pat norėti geriau, kalbėti apie geresnius dalykus. Iš vis stabdo kalbėjimą apie tai, kad, tarkim, koks nors žmogus pas kažkokį nueini žmogų, kažkokį, nežinau, psichikos sveikatos darbuotoją kokį nueini.
1, 2, 3, 5 kokie šūdini buvo. Nu ir viskas, žmonės yra linkę pagalvoti, kad nu tai čia aš nesutikau geriau, reiškiasi, geresnių dalykų tipo nėra. Nors dažniausiai yra, bet tiesiog tu tiesiog dėl žiauriai jau tokios po tiek kartų einant tikrai gali jaustis po tų pasakymų, kad tu nepatiri geresnių dalykų, reiškiasi, tų dalykų nebėra. Ir tai nėra apie nebuvimą tų geresnių dalykų, bet apie mūsų negebėjimą pamatyti jų. Tai yra apie mūsų negebėjimus pamatyti geresnius dalykus. Apie abejojimą, savim, apie tokius dalykus. Ir jo. Žiauriai dažnai žmonės iš tiesų galvoja labai iš juodos baltos logikos. Arba turi būti idealios sąlygos, arba turi kentėti. Bet realybėje egzistuoja toks dalykas, kad jeigu aš patiriu toksiškus dalykus, net jeigu galutinis variantas kažkoks nėra aiškus, aš turiu teisę atsisakyti tų toksiškų dalykų. Smurto aš turiu teisės atsisakyti. Net lašas smurto gali būti viskas anuliuojamas. Ir jo, aš kai supratau, kad aš neturiu taikytis prie tų žmonių ir iš vis neturiu būti ten, kur yra toksiški žmonės. Aš supratau, kad aš žiauriai daug dalykų neprarandu, nors dažnai būna mums projektuojama tai. Ir jo. Ir tas įtikėjimas tuo, kad geriau nebūna, geriau negali būt ir panašiai. Žiauriai sustabdo pamatyti, kad iš tiesų gali būti geriau. Gali būti geresnių sąlygų. Tu gali pakeisti žiauriai daug žmonių, gydytojų, terapeutų. Tu gali išeiti iš toksiškų santykių. Tu gali išeiti iš toksiškos vietos, pavyzdžiui, iš darbo po dienos, po 2 dienų, netgi po valandos gali išeiti iš darbo ir nebedirbti toj vietoj. Tu gali atsisakyti.
Bet dažnai žmonės sustoja ties tuo, nes galvoja, kad neturi teisės. Neturi teisės norėti daugiau. Tipo, jeigu nėra daug geriau, nėra geresnių vietų, arba įstaigų, arba dar kažko, reiškiasi viskas. Tu turi taikytis prie to, kas tiesiog yra. Bet galima ir neturėti užtikrinto geresnio varianto. Šiai akimirkai, kad atsisakyt toksiškų dalykų ir jų nepriimt. Bet dažnai žmonės bijo to, kad atsisakius jie susidurs su dar blogesniais dalykais. Ir tai yra labai klaidingas įsitikinimas, nes jis būtent labai stipriai stabdo nuo norėjimo geresnių sąlygų. Man šiaip labai protestus visokius primena. Žiūri, dažnai, nepatinka žmonėms, kad žmonės kažkokie būna nepatenkinti, kad kažko nori daugiau ir panašiai, bet man protestuotojai, pavyzdžiui, moteris, feministės, kai pradėjo eiti į gatvės, o jos seniau dirbdavo žiauriai daug, bet niekas joms nemokėjo iš vis atlyginimo. Tai iš esmės rodo istoriją, kokia yra. Ir jo, žiauriai daug žmonių galvoja iš dabartinės perspektyvos tipo. O tai kam reikėjo eiti, čiagi dabar yra, dabar, kad tipo moteris turi dirbti ir panašiai, tipo, kad kokios čia geresnės sąlygos. Esmė tame, kad moteris visada dirbdavo. Bet moteris niekad, absoliučiai niekad negaudavo tokių atlyginimų, kokius gauna dabar. Netgi dabar yra žiauriai didelė neligybė ties tuo. Ir būtent dėl to būtina yra norėti daug daugiau. Net jeigu dabar tipo nėra tų dalykų. Tai nereiškia, kad jų realiai nėra. Tai reiškia tai, kad tu nematai jų. Tau tinka taip, kaip yra. Ir kartais mes nesikreipiame pagalbos ne dėl to, kad jos nereikia, o todėl, kad bijome, jog geriau nėra. Bet jeigu sąlygos yra toksiškos, susitaikymas su toksiškomis sąlygomis yra priėmimas to, kad
toksiškos sąlygos yra vienintelė realybė. Vienintelė realybė, kurią mes tipo turim. Būtent tai man atsisakymai dalykų padėjo sukurti tai, ką aš turiu dabar. Ir tikrai nei vienas atsisakymas dalykų nėra tai, kad tu prarandi kažką tai. Man kažkada sakė viena mergina, kad aš tada labai tokius smurtinius dalykus patirdavau prieš 3 metus užimtumo tarnyboj ir ten, pizdėt buvo, ten, tokį toksišką dalyką aš patyriau, tokius žeminimus ir panašiai, apie juos aš kalbėdavau savo Instagramo storiuose ir ta viena kažkokia mergina man parašė, kad jeigu mes dabar Lietuvoje nieko geriau neturim. Čia tik tais įsitikinimas, kad nieko geriau neturim. Nieko geriau neturėjimas nėra galutinis taškas kažkoks, kur tu turi, susitaikyti, nieko neturim, tai kam čia norėti daugiau? Gi nieko nėra, tai kam čia kažką tai norėti daugiau? Ir tai iš tiesų yra stabdis visam apskritai visam šitam, viso šitoj temoj.